Ar einame vakarėlio? Einame vakarėlio. Esam šiandien Litexpo startuolių džiunglėse ir pakalbinsim mokinių mokomųjų bendrovių atstovus. Sužinosim jų verslo paslaptis. Einam pakalbėti. Sveiki, ar čia vyksta vakarėlis? Atsiprašau, ar čia pasirodymas? Pristatymas. Bet maždaug toksai. Pasikūręs. Darom garsą, apšvietimą, koncertams, transliuom renginius, dirbam su dideliom arenom. Iš kur? Kaip? Dirbam nuo 6 metų su video įranga. Sumirksėkit, jeigu jums reikia pagalbos ir jūs verčia dirbti. Nemirksim. Visur matau nuostabiuosius jaunuosius entreprenerius. Mėgstam sakyt, kad jauni žmonės yra ateitis, bet jie ne ateitis, jie yra dabartis. Tai vat nuo galvojimo, kad galiu padaryti arba viską sukurta iki ėjimo ir padarimo pačiam yra toks didelis kilometras. Bet va čia tie 170 yra tie, kurie padaro pirmą žingsnį, eina ir sukuria iš tiesų. Aš girdėjau, ar jūs kartais nesat laimėtojai? Mes praeitais metais laimėjom nacionalinį Expo. 40 ekstremalių situacijų, kas gali atsitikti bet kur, bet kam ir bet kada. Jau kitą savaitę galėsite jį pamatyti Hobby Shopo lentynose ir taip pat jau galite nusipirkti mūsų elektroniniai svetainiai. Ar jūs jau metėt mokyklą? Panašiai. Turime labai rimtus vyriškius, kostiumuotus. Mūsų 100% unikalumas, nes niekas neturi šepetėlį su dirbtiniu intelektu. Na, papasakokit, ką jūs čia turite? Batų valymo priemonė 3 viename, skystis, trintukas ir šepetys. Pasivalom ir ką tada darom? Viskas. Ai, viskas jau. Sveiki, sakykit, ką jūs čia gaminat? Mes gaminame stalo žaidimą, kuris padeda vairuotojams pasiruošti vairavimo egzaminui. Ar galima pervažiuoti žmogų? Alert, alert. Kalėjimas. Čia kalėjimas, taip. Čia yra tradicinis Tailando kovos menas pavadinimu Muay Thai. Mane pamuškit, man kartais reikia, žinai. Oi, palaukit! Reiškia, skatiname vaikus kuo anksčiau pradėti judėti per žaidimus, per kovos menus. Tuizų kaimelį mes dirbam 10 km nuo Varėnos. Kiek ten žmonių? Iš 200 gyventojų, 20. Tai čia yra... Iš 210% atėjo į treniruotę. Atšoko ranka, dieve mano. Sveiki, ką čia turite? Programos tikslas yra paskatinti žmonės rūbų neišmesti, o juos perdirbti. Labai nuostabus mėgstas. Šortai ir aš juos išardžiau. Šortai buvo? Jo, aš išardžiau ir aš iš naujo perneriau į maikę. Nuplagijuosiu, tiesiog tą patį padarysiu, tik geriau. Norime pasmalsauti. Ką jūs čia siūlote? Parodykit. Turime kortelių pagalbą, palaipsniui žmonės gali gerinti savo baimę. Yra 3 skirtingi lygiai - lengvi, vidutiniai ir sunkus. Kuris sunkus, man tik sunkus. Raudonas. Ar išsprendėt savo scenos baimę po šito žaidimo? Tai per vieną žaidimą šiaip nieko neįvyks. Tačiau jeigu žaisite palaipsniui, atsiras rišli kalba pas jus ir tada bus mažiau baimė šnekėti viešai. Kas čia dabar per virves, kas čia vyksta? Tai mes esame kompanija eSpulse ir mes pardavinėjame apyrankę, kuri vibruoja žemų dažnių ir jinai gali padėti apraminti nervų sistemą. Aktualu. Labai aktualu. Jokio streso. Jūs teko girdėti, turi daug pinigų. Taip. Neturit jų kur dėti. Nu kaip? Ar matėte čia verslų, kur jau beveik slydo ranka į kišenę? Iš tikrųjų mačiau labai daug. Ar samdytumėt šeštokus pasakyti? Taip. Ar aš persekioju žmogų, čia galima taip daryti? Ir čia išsikviečiam jaunosius entreprenerius. Šokiruoti entrepreneriai. Nežinau, kur dėtis. Ką jūs pardavinėjate? Žiedus ir stalo įrankį. Aš galiu pasimatuoti. Oi, aš sakau taip. O šitas tai man labai primena močiutę šaukštą. Sveikučiai, ką mes čia turime? Ar galiu užsidėti? Taip, aišku. Mes esam Safe Flame. Tai yra dūmų ir dujų detektorius. O kaip jūs jį išradot? Mes sugalvojam. Čia yra infraraudonųjų spindulių jutiklis, o čia yra dujų detektorius. Aha. Tiek būna tie dujų nuotykiai, būna, kad užsidega namai. Ar yra buvę? Mums ne. Va čia tai karta drąsių, verslių, jaunų žmonių, kurie ar penktokai, ar šeštokai jau kūrė startuolius, pateko į startuolių džiunglės ir šiandien pristato tai, apie ką svajoja ir paverčia realybę. Ir geriausias sprendimas šiuolaikinio vartotojo poreikiams
Ir gavome tikrai daug motyvacijos toliau tęsti tai, ką darom. Nesitikėjau, Labas visiems!